pasirašė sutartį su trečiame pagal pajėgumą Rumunijos futbolo divizione žaidžiančią Zalau komandą. Baigėsi gegužę čempionatas, na ir nuomos pagrindais. Antolis grįžo į Žalgirio, čia Nemanja Michailovičius, labai arti to, kad Nemanja Michailovičius taip pat kairėje, čia toks perdavimas ne visai tikslus, bet tęsiasi ataka. Benezeras Ofori gali iš kairės ir Vincentas Šarkauskas, berods kampinis turėtų būti, taip, kirto kamuolys liniją, atliks perdavimą dešinę koją į baudos aikštelę, ten visi aukštaūgiai ir Nemanja Michailovičius. Kaderas, čia jam nepavyko pademonstruoti greičio savybių, pabėgti nepavyko, bet labai gražiai žaidžia Hegelman futbolininkai ir Karlosas Olsisas. Karlosas Olsisas dar kartelį, da taip ir iš po kojos Žalgirio gynėjas, Dumančičius taip pat šoko ir dar sužaisti trumpais perdavimais Vilniaus žalgiriečiai. Oforė, Dumančičius, šį kartą tikslus perdavimas. Koksai smūgis, Bruno Tavaresas buvo arti savo pirmojo įvarčio Top Sporto lygoje. Įvertė rimtai padirbėti Vincentą Šarkauską, Portugalas, pažiūrėkim dar kartelį. Svečiams iš Kauno rajono nepavyko. Giedrius Matulevičius ir Livio Antalis, kaip arti įvarčio buvo rumūnas. Sėkmės faktorius, pažiūrėkim dar kartelį, visiškai vienas pamirštas Giedrius Matulevičius atmetinėjo kamuolį link Livio Antolio, kuris ir vėl puikiai įkirtinėja, aplenkė visus. Prasileido net 23 įvarčius, čia Karlosas Diukas, jo geras epizodas, Leo Ribeiro gali smūgiuoti į vartus ir nepavyko čia to užsimojimo padaryti, trukdė jam ir varžovai. 9 rungtynės, 12 praleistų įvarčių ir vėliau jo vietą užėmė Karlosas Olsisas. Dabar Leo Ribeiro, dar vienas bandymas ir Karlosas Olsisas šį kartą jau rimtai demonstruoja savo sugebėjimus. Ir Vladimiras Čeburinas, o mes žiūrim pakartojimą. Kaderas taip galva, pakaušiu netgi, mestelėjo kamuolį link pati Dumančičius ir Verbickas. Livio Antalis gerai vienu lietimu ir gali iš dešinės puikų smūgį turi Livio Antalis, šį kartą pristigo šiek tiek tikslumo, bet kol kas toks jausmas, kad daro ką nori. Pasijungimai dešiniajame krašte į atakas, bet visgi kol kas daugiausiai nemalonumų kiek ir man kelia žaisdami kairiuoju kraštu. Čia Karlosas Diukas, jo perdavimas į baudos aikštelę. Kas pirmas prie kamuolio? Klaudijus Upstas iki šiol su kamuoliu ir įvartis. Įvartis, kuris greičiausiai bus įrašytas Kauno rajono Hegelman ekipos kapitonui. Tik paminėjau Klaudijų Upstą, kad nematėme jo per pirmas 44 minutės pasijungiančio į puolimą ir štai prašau, be abejo, skėsčiojo rankomis Vladimiras čia. Vilius Paulauskas leidžia atnaujinti žaidimą. Štai tai, pasisuko rungtynės pačiu nemaloniausiu būdu Žalgiriui ir be abejo Vladimiras Čeburinas čia tiek nedaug trūko, kad Leo Ribeiro perimtų kamuolį ir būtų kontrišpolis 2-2. Ne, daugiau jokių išpolių nebus. Šaltas dušas Žalgiriui prieš pat pertrauką. Ilgiau kontroliavo kamuolį, taip jie daugiau atakavo, galbūt ir tokių aštresnių situacijų susikūrė daugiau prie Vincento Šarkausko vartų, tačiau vienintelį pirmose tarpusavio rungtynėse. Na, o dabar čia tradicinis pasiūlymas rinkti rungtynių žaidėją. Palaukime, Leo Ribeiro bando permesti kamuolį ir šiek tiek pro šalį. Tokia nuojauta, kad visgi Hegelman anksčiau ir vėliau įvertins tą Žalgirio chaosą, perpras jį. Ir gali būti, kad išvysime dar įvarčių ir į Žalgirio vartus. Antanavičiaus tolimas smūgis. Jurijus Kendišas yra pelnęs vieną įvartį šį sezoną. Tai nutiko Marijampolėje, žaidžiant su Alytaus Dainava. Ir tas įvartis atnešė Žalgiriui 3 taškus. Čia kamuolys aikštės nepaliko. Jurijus Kendišas galėjo pelnyti ir antrą savo įvartį, bet taip, dvikovoje su varžovu smūgiavo į vartus. Tas nukreipė kamuolį už vartų linijos. Dar kartelį, čia gal buvo šioks toks rikošetas. Kojičius jau padarė viską, ką galėjo. Nesuteikė galimybės Vincentui Šarkauskui, o Vilius Paulauskas panašu, kad nesuteikė galimybės Vilniaus Žalgirio futbolininkams surengti paskutinės lemiamos atakos.